Ir lemputės užsidegė. Apsitorčinęs metalo drožlėm. Šitas ratas yra akivaizdžiai pasisukęs. Bet jinai va tokia, kaip pančpelis. Praeitoje serijoje matėme, kaip atrodo savaitgalis su manim garaže. Gera nuotaika, profesionalumas, juokingi bairiai. Visą tai galite rasti kituose YouTube kanaluose. Taip pat per video aš užsiminiau apie keistus apatinius Lexuso šarnyrus ir ABS žiedus. Mes kalbėjom apie jų keitimą ir skaudžiausia man vieta tai yra jų kaina. Bet, kadangi šitas kanalas turi rėmėjų, man nėra problema mesti darbą ir daryti tai pilnu etatu. Pasakė mieli Lietuvos perikupai, ką tik įkišę vienišai 2 vaikų motinai vos važiuojantį golfą. Pati kalta, kad nieko nespranta. Jūs galvojat BMW M5 iš Amerikos jis pats nusipirks? Bent jau jie tikrai atrodo patvarus ir toks rimtas sunkus metalas, tai bent jau tiek. Ir jos pakeist bus dafiga reikalų. Nes kadangi pas man yra dujų sistema, galas yra visiškai supuvęs ir praktiškai nieks neatisuks. Ir šitoje vietoje įvyko tai, ką mes Panevėžyje vadiname prisibazarinimu. Nes vos pradėjom dirbti ir iš karto nulūžo duslintuvas. Tu prasme, lygioj vietoj. What the fuck? Sakai, labai nedaug skiriasi. O nėra, kad, kaip sakai, rūdis juos iškelia kažkaip. Kad rūdis, blėt, su jam viskas gerai. Tai jie švarus net, supranti? Sakyčiau, jis atrodo kaip, naujas, blėt. Bet tai, blėt, ne. Ai, tu nebent tas ir vartus atoj, gal iš čia išrašau. Nematau, čia va. Jo, pas mane pusė. Nenulaužtas tik labai parvinas. O tai tu galvoji, kad kažkur kitur gali būti problema? Kad tipo ne šitam dalykui? Blėt, Emilė, aš pagal šitos, ką aš matau, aš tikrai čia nematau, žinau, problemos atvirai. Blėt, nelogiška. Supranti, jis būtų supistas, jeb to įmatė. Nes jis atrodo, blėt, idealus. Kuo jis skiriasi nuo to? Gal koks dantukų skaičius, žinai, gal koks. Ne, dantukai visi čėlį, visi gražus. O gerai, gali būti, kad kitoj pusėje problema? Gali. Tiesiog, žinai, labai liūdna, kaip blėt. Taip? Tiek problemų nulaužtų varžtų duslintuvų ir ne ten problema. Tai čia, žinok, Nes ar taip būtų lūžęs? Aš mačiau. Va, jisai, va čia jau 100 metų nėra, o jis laikėsi van tiek, va. Ir čiut planutėgi tas kardytė, na. Dėl to man ir keista, kaip tai techa, blėt, praėjo. Nežinau, kiek kokiai. Tu man dar sprot, kad pas man, blėt, valintuvai, tai reikia taip, kad mašinė, blėt. Kaip tu kur drįstina? Valintuvai krenta, blėt. Jo. Išimiau dar tos pusės abas daviklę. Tai, sparinas, bet ar galėjo dėl to būti problema? Šiaip jis visas užšūtęs, ta prasme. Net duslintuvas nulūžo, tipo. Čia neatsisuka. Čia sušūtė viskas. Liūdesėlis biški. Tikiuosi, kad čia tas geriau, žinai. Tiesiog daviklis nematė žiedų? Gali būti. Aš nežinau, žinai, spėju, nes, blėt, aš neturiu prie ko prisipys prie šitų dalykų. Bet šitas, tai žinok, padylęs. Tu pažiūrėk, net matosi ant jo metalinės žymės. Matai? Ar čia tik man taip atrodo? Matai, visur iš čia padylęs. Šitas mažiau naujas atrodo negu tas. Linkęs taip surizikuoti viską išvalyti. Ar tiesiog sudėti. O kas muša per šitos, kuri dalis
ABS sistemai muša per jį, aš nesuprantu to. Tai pats ABS-as muša stabdžiai, cilindras tenai. Va, žiūrėk. O kaip jisai muša būtent šį? Kur nepapauka ABS. Žiūrėk, ne? Op, šitas net girdi, jis net nelenda, ne? Tu ten žodžiu, reikia išvalyti. Blet, ne, tai gerai, mes jas išvalysim, bet... Bent čia va šitą, žinai, va yra linkęs pats tas aliuminis, žinai. Tai galimas ir tas variantas, na. Va po to aliuminio ir rūdis. Jis va. Gal jis ir, žinai, ir dyla va į tavo vietą viršui. Ten matas žymės kažkokios? Tai aišku, ABS-o nepavyko man nuimti gražiai. Nes varžtas tiesiog lūžo. Bet patį ABS-o daviklę aš išėmiau ir iškart matau, kad jisai yra apsitorčinęs metalo drožliam. Turbūt nuo ABS-o žiedo to. Tai žodžiu, tai gali būti, kad tiesiog va šita pusė buvo bloga, o su ana pusė viskas buvo gerai. Bet kokiu atveju Lexuso važiuoklė galinė tai yra... O bože. Tai nors abiejų žiedų nepanaudosiu, už kurio sumokėjau 110 eurų, bet galbūt bent jau vieną panaudosiu. Nežinau, čia bent jau pakeisti. Nuo jo net šonas toks visas rūdijus. Kaip bijau aš išlysti galinės sėdynės. Reiks atgal biškį pavažiuoti, nes. Tik man reik priekinį išvažiuoti, nes dar ant vieno rato yra tas limituvas. Jisai gali būti kas labai tampėjęs, nes jisai kaip škylas negali jis pats iš savęs. Jeigu jau ten cypia, tai pizda kažkuriam guoliam vairos suprantuvo tenai, jeigu yra guolis. Ir salnikas ten turi būti. Bet reiškia, tada bus pizda guoliai. Ačiū. Jo, tas pats visiškai. Ir lemputės užsidegė, ir per pedalą pisa. Karač, net neverta man čia važiuoti gatvę. Fucking hell. Nu tai vieną žiedą jaučiu reikės keisti vis tiek. Tas pats. Tas pats? Ir VSC užsidegė važiuojant ir muša per pedalą. Tai reiškia, reikia keisti. ABS tą žiedą. Jo. Nice. Jo, jokingiausias dalykas tas, kad, blėt, nulūžo duslintuvas, bet mašina skamba identiškai taip pat. Vadinasi, ant kiek pas mane ilgai jau jisai nulūžęs, nu nenulūžęs, ant tiek kiauras buvo, kad kai jisai pilnai nulūžta, garsas apšiai nepasikeičia. Tai čia žiauriai šiaip jokinga yra. Jeigu turėčiau daugiau sveikatos ir nuotykio, aš sugalvočiau bairį, bet sorry, bet blėt, žiauriai šudnai jaučiuos.
Tvar dar tada liko priekiniai 2 šarnyrai, kas yra šitų Lexusų liga, nes jie pareina ir jeigu juos keiti, juos reikės tik į patį geriausią brandą, ką randi. Tai aš radau tą brandą, kurį jūs matėt, kai aš jį unpekinau namuose. Ir reiks sudėti juos, o tada ABS-o tą visą žiedą keitimą paliksim rytojai. Ir tada dar dislintuo reikės nuvažiuoti, kad sutaisytų man. Na žodžiu. Yra reikalų dar čia su juom. Gera mašina, bet blet kaip sunku su ją eikti su. Visas galas kirmies tiesiog, nu ta prasme, nežinau, dėl dujų, dėl to, kad Japonas, dėl ko. Kas svarbiausia, aš jam antikorozinę sudaręs prieš 2 metus. Ir aš atrodau taip pat kaip ir skambu. Tikrai rimtas vyras, tai sako, kad Ukraina policininką randa neša iš darbo, bet kurio tarnybo. Ir čia prezidento vyriausias patarėjas. Gera forma, Gridai. Kontroliuojam negativ. Kažkaip nelygiai laikai, tai man baisu, kad dantukų per mažai. Ai, nu, dabar kaip normaliai. Nu, bet jie, nu, ta prasme, matosi, kad yra trumpesni, ne? Bet labai nedaug. Matos, kad yra žemesni. Bet ir tai nepasakyčiau, kad visur jie tokie žemesni. Muziejai. Ką turim? Nu, šiaip gražiai užsidėjau. Aha. Savo vietoje. Nu, labai tikiuosi, kad šitas ir buvo problema. Vienas ABS žiedas buvo akivaizdžiai pažeistas. Jo dantukai nebuvo tokie aukšti, kaip tarkim naujo žiedo. Todėl man atrodo, kad tas papildomas tarpas, nors ir kelių mažų milimetrų, jau duodavo neteisingą signalą ABS davikliui, ko pasekoje man visą laiką stabdant suveikinėdavo ABS sistema. Nu ir aišku, spidometre degdavo VSS, ABS ir VSC off lemputės. Dabar, kai žiedas pakeistas, bandau prisijungti prie stabdžių sistemos ir ištrinti tas klaidas. Ble, dabar galvoju, kad mano šitas appsas jis neištrins nei VSC, nei ABS. Nes jis, man atrodo, nemato. Pala, pamatys, iš kur tas šį. Jo, o čia vis tiek dega viskas. Dega vis tiek. Nežinau, net ką pasiūlysiu, ko nuskanuoti. Gerai, jeigu realiai ištrauks. Pravažiuos be realies. Pravažiuos susivirins disintuvą. Vis tiek tu žodį virinsi, ne? Jo, bo kuo realies išėmimas padės? Ar tai pasakai? Nežinau, žinau. Smirda čia kažko. Kažko degančių. Ne? Blet, degėsio kvapas kažkokia. Bet gal čia dėl išmetimo. Arba galėtų dar šitos bakelius didesnius tokius užvirint. Visai faina būtų. Gražiau atrodytų šitie tokie, tokie mažiukai. Nu, va, sakau, važiuosiu susivirintus lintuvą, bet pastebėjau, kad kai laikau vairą tiesiai, mašina suka. Nors vairas tiesiai. Ir...
šitas ratas yra akivaizdžiai pasisukęs. O čia yra tas ratas, kuriam vakar keičiau šarnyrą. O jisai dabar išsiskersavęs žiauriai. A nebūsiu kažko supysęs? Turiu įtarimą, kur yra problema. tą problemą parodyti dėja šiuo metu negaliu. Ja, manau, pamatysim, ar tikrai tame problema yra, kai keisiu kitos pusės šarnyrą, nes įtarimas yra toks, kad tiesiog, kaip vairas persisukęs, aikco. Kad problema yra tame, kad tiesiog kitoks biškis šlenkimas naujo šarnyro tos vietos, į kurią statosi vairo traukės angelis, kuris iš esmės ir sukioja tavo ratus, kai tu suki vairą. Kadangi tas pasikeitė kampas, nes tiesiog nauja detalė yra kita biški dizaino, man ir pabėgo suvedimas. Tai padangom tas yra žiauriai blogai, bet šiuo metu, kai mes šnekam, jau gavau žinutę iš kurjerio, kad man naujos padangos jau pakeliui. Tai ateis 2 naujos padangos, nes užsakiau 4, bet 2 neturėjau, tai reikės ieškoti dar 2, bet čia pokai ne problema. Tai va, tai žodžiu, varau su tokiu suvedimu į duslintuvų remonto, kad sutaisytų man išmetimą, nes, tiesiog, kad mašina važiuotų tyliai ir, kaip ir turi būti originaliai iš esmės. Jo, ir smagus tas garsas, visą kitą, smagu biški pašustravoti ir numint gazą karts nuo karto su tokiu geru išmetimu ir, tiesiog galingu varikliu, bet, šitą mašiną ne tam skirta. Tai aš tiesiog tvarkysiu tai. O suvedimą reikės važiuoti tada, kai dar kitą šarnyrą pasikeisiu. Nes ar taip reikės suvedimą daryti, tai reikia abu pasikeisti ir tada vežti. Tai va, važiuosiu kaip princesė iškrypusiam kojom, bet ką padarysiu. Bliama, koks siaubas yra su šitom padangom važiuoti. Tarsi tokiu suvedimu važiuoti, nes eik tu savo, važiuoji ties ir tiesiog cypia padangos. Lyg tu driftą darytum, nes ant tiek išklyšia yra. Tai žodžiu, šiandien man padėti negali, galiu sutvarkyti tik tai rytoj nuo ryto. Tai, teks likti dar vieną dieną. Tai šiandien tada pasikeisiu tą kitą šarnyrą, gal nuvažiuosiu suvedimą, gal pasidarysiu, jeigu spėsiu. O duslintuvas tada laukia rytoj. Ir tikiuosi viskas bus gerai, nes blemba parodė, kad realiai kokiose 4 vietose yra kiauras ir dar ant viršaus yra nulūžęs. Ta prasme, aš jaučiuosi, kad aš jam atvežiau, žiaurų lavoną, kur tipo žiauriai šiukšlę ir prašau jų pagalbos, žinai. Eik tu savo. Va, girdėt cypę? Ypač kai ratus susukė, va tada labai cypė smarkiai. Eik tu savo, kaip šlikštu važiuoja, taip. Ir dar ne tik, kad sunku važiuoti, tiesiog kiekvieną duobę, kai tu palieti su priekiniu ratu, vairas įtvatai pradeda mėtytis, nes ratai nestovi tiesi, vienas išklyšęs. Ir taip gaunasi, kad, ką tik buvo tas padangos, tas garsas toks, šlikštas. Tu savo, ir Jėzau Kristau, koks garsas, aš įsivaizduoju, kad jūs nieko negirdit, bet garsas siaubingas, aš jaučiuosi taip, kad aš savarinį dabar šiaip turėčiau važiuoti. Klaida buvo iki duslintuvų važiuoti visų pirma, reikia iš karto, tas garsas, reikia iš karto stoti ir keisti kitą šarnyrą ir iš karto važiuoti suvedimą. Nes, žiauriai širdį pjauna, eik tu savo tas garsas, fucking hell. Su Lexusu yra tiesiog 2 nuotaikos. Pirma nuotaika yra, eik tu savo kokią fainą mašiną, galiu sumokėti už ją 400 eurų ir visiškai nesigailiu, nes pizda kokia gera mašina. Ir tada mano kita nuotaika, kokį lavoną, nusipirkau, galėjau pirkti slyvą arba kažką kitą, tai ir gal nebūtų tiek problemų ir žymiai daugiau žiūrovų būtų, nes BMW atneša žymiai daugiau peržiūrų negu bet kokia kita markė. Tai, blemba,
vairas žymytėsesnis negu buvo, bet, nu, vis tiek jisai vaskersai stovi, kad tiesiai važiuoti. Nu, tai žodžiu, bet kokiu atveju reikia važiuoti pas profesionalų suvedimą pasidaryti, bet aišku, nebėra vairas persikreipęs ir nebeatsipia padangos, bet pasirodo, nu, bent jau kaip tėtė sako, kad šarnyrai iš esmės jie buvo geri. Tiesiog ta guma buvo praplyšusi ir jos buvo galima restauruoti, nepirkti naujus. Tai nežinau, nupirkau gerą brando, tai tikiuosi nesigilėsiu, nes nu, jeigu galėjau restauruoti, biški sėt, bet nu, ką padarysiu. Blemba, koks aš visas purvinas esu. Pizdėt. Bet palikau Lexusą, nes per kartą nepadarys nieko. Tai nežinau, sakė, gal spės iki šiandien dienos padaryti. Orientacinės kainas neįsivaizduoja, nes tiesiog dachuja ten darbas, sakė, minimum 4 vietos pratrūkė, keisti sungimus visus reikia, nu žodžiu, labai daug reikalų. Tai va. Dabar turbūt galvojat, ai, kaip keista, jokio garso nėra, ar tu vairuoji Tesla? Ne, čia ne Tesla, čia Lexusas, bet su suvyrintų išmetimu, kuris dabar nebėra pratrūkęs 15 vietoje ir nulaužtas, bet sutvarkytas, užvyrinta ir viskas padaryta originaliai kaip turi būti. Ir jis važiuoja žiauriai tyliai. Ta prasme, aš jau neužgesnau, palikau ir kažkur nuėjau ir galvoju, blet, niek aš mašiną užgesnau. Prieinu ir nichujasime. Tai va, visas šitas malonumas man kainavo lygiai 100 eurų. Bet išmetimas tikrai buvo, problematiškas, žiauriai daug vietų, jis buvo tiesiog kiauras ir surūdėjęs ir sugedęs. Tai aš tikiuosi, kad dabar šita problema jau bus amžinatelsi. Ir liko kas? Liko VSC, ABS ir VSC OFF lemputės, kurias vešiu rytoj kažkam sutvarkyti. Sutvarkyti, tiesiog ištrinti, o tada žiūrėti, ar neatsiranda jos vėl. Nes jeigu atsiras vėl, tai vadinasi visas šitas darbas buvo dėl nieko. Ir tą pačią pasidaryti vairo suvedimą, nes jis tai stovi kreivai. Jūs turbūt nepatikėsit manim, jeigu aš pasakysiu, kad aš šiuo metu sergu. Turbūt nei matosi, nei girdisi šitie dalykai. Ir iš mano puodelio, kur visos vyresnės moteris prisipiltų vyno ir sakytų, vos 1 taurė vyno vakarui. Tai Lexusą, žodžiu, nuvežė tetę į nuskanavimą, kur vadinasi diagnostika. Ir ištrynė ABS klaidas, bet esmė tame, kad vieno priekinio rato ABS nieko nemato sistema. Tai su galu kaip ir okei, ką mes darėm, bet priekį kažką supisom ir neberodo. Priekyje aš keičiau ABS daviklį, kaip atsimenat čia. Ei, ABS-as out. Galim palyginti su nauju ABS-u, kuris yra čia. Aš labai išsiblaškis. Ir jisai buvo ypatingas to, kad jokia parduotuvė jo neturi ir jo reikėjo siųstis iš bibižino kur už 50 eurų. Dabar vėl reikia daviklio. Nu tai žodžiu, vėl man išlaidos, nežinau kiek kainuos dabar kitas daviklis, nes dar neprisėdau prie šitą klausimą. Bet toks trumpas update'as. Dabar reikės dar važiuoti į garažą ir pasidaryti pačiam vairo suvedimą. Ir nežinau, ar pavyks pačiam pasidaryti, bet aš labai nenoriu mokėti 3 eurų už tai, kad tiesiog pasuks varžtelį 6 kartus, o ne 5, ką aš paskau. Tai pabandysiu tą pats padaryti, bet dabar mano misija yra tiesiog nenumirti. Ai, teisingai, nepaminėjau, nusipirkau naują projektą. Paparapam. Čia tilps mano visi draugai, kadangi yra tik tai viena sėdynė. Mažas, vikrus, kuro valgo dachuja. Ir kadangi minis priklauso BMW, tai ir detalės kainuoja dachuja. Ne, bet šiaip juokauju, čia net ne mano mašina. Aš ją vešiu pažiūrėti, kad pažiūrėtų, kas yra kondiškiai. Nes jinai buvo mušta į priekį, sudėti nauji radiatoriai, bet kondiškė neveikia. Nieko nevyksta. Tai vešiu pa žmogų, kad pažiūrėtų. Tai prašom, spidometras mini klasikinis signature dalykas. Šiaip gan faina kačiapskos. Ir čia yra 2003 gal metų minikas. Ir jisai jau turi spidometrą, kuris rodo elektroniškai greitį, kas yra faina. Bet šitoj mašinai, kas man labai nepatinka, kad žiauriai yra sutaupyta ant detalės, kurią tu lieti kiekvieną kartą važiuodamas. Tai yra posūkių rankinėlė. Tarsi man tokia, angliškas yra žodis flimsy. Nežinau kaip lietuviškai, bet jinai va tokia, kaip špančpelis.
Žiauriai pigi, labai nemalonu jie liesti ir lygiai tas pats yra visu šitą rankenėlę. Šitie mygtukai metaliniai, labai malonu spausti. Atrodo, tu nori jos spausti kiekvieną dieną, bet šitie, nu ta prasme, taip atrodo, kad šitą dizainą ir šitą dizainą, ar tiesiog medžiagas, kūrė du atskiri skyriai. Nes šie taip skiriasi ir aš realiai galvojau, kad šitos rankenėlės nu tikrai yra neoriginalius. Bet pasirodo, ne, čia yra originalios Miniko rankenėlės. Nu ir jos tokios yra labai nefainos liesti. Ir čia gali būti argumentas, kodėl, tarkim, BMW nenaudoja posūkio. Bet pas BMW rankenėlė faina, ją malonu liesti, tiesiog yra nepatogioj vietoj. O čia yra patogi vieta, bet, nu, žiauriai nepatogu liestas garsas, atrodo, kad to jisai sluš. Bet šiaip bendrai, jeigu čia būtų Mini Cooper S, jisai yra sportiškesnis modelis, standesnė pakaba, jis toks biški žemesnis, galingesnis variklis, blemba būtų žiauri fan automobilis. Bet ne, čia nėra mano mašina. Bet kadangi Lexus dabar yra ratų suvedime, nu, šiuo metu tiesiog jo nepriėmė, tiesiog palikau, jisai stovi gyvoji eilė, jeigu net važiuoja žmogus paimti Lexusą, tai aš dabar važiuosiu, patvarkysiu šitą daiktą ir pasiimsiu jūs kartu su manim. Tai va, čia yra mano, iš esmės, sesės automobilis, pats pirmas, jinai ką tik išlaikė teisės ir aš manau, kad kaip pirma mašina, toks Mini Cooperis yra perfect. Jisai mažas, jisai patogus, jisai neekonomiškas, tai suprasi, kad važinėti reikia tik ten, kur būtina. Ir jisai šiaip pakankamai pigiai taisosi, nors ką tik sakiau, kad čia BMW ir brangiai taisosi, bet kiek žinau, nu blemba, jisai yra sena mašina, dalis yra pakankamai pigios ir jį sutaisyti yra paprasta. Ir kadangi čia yra Mini Cooperis, entry levelis, ir jisai, nu, pakankamai yra senas, jis jau turi nemažai metų, labai jaučiasi, ant kiek jisai yra pigus. Turiu omeny, viskas girgžda jame. Na čia galbūt aš tiesiog esu biškai išpizdėjęs, tas posakis, esu biškai išpizdėjęs po Lexuso atsisėsti Cooperį, bet, nu, žiauriai daug garso, žiauriai viskas krypžda, tos medžiagos tokios, viskas kieta, taip, nu, pigu. Ir aš suprantu, that's the point šitos mašinos, kad jinai būtų pigiai ir įperkama, ypač jaunimui, ir ta, nu, iš esmės įvesti žmonės į Mini klasę, į BMW klasę, nes jis turi tą važiavimą fainą ir visą kitą. Nu, bet blemba, jeigu čia būtų S-as, tas powerful modelis, jo, aš visiškai pateisinčiau už tas medžiagas, nes tai yra, nu, powerful dalykas, smagus dalykas, išvažiuoti savaitgaliais ir tiesiog mėtyti realiai nekreipdėmėsi visą saloną. Turbūt tas ir yra pointas, ką aš čia noriu privesti, kad, nu, šita mašina nesistengia būti nei prabangi, nei kainai, tiesiog yra pigus, smagus, mažas automobiliukas. Tai jo, čia turbūt aš biškį daunas esu, kad tiesiog bandau pinpointin dalykus, kad čia, o dieve, nėra idealu. Ne toks pointas šitas mašinas. Kas dar įdomu, antram Golfe, mano amžinatelsi, aš labai mėgdavau tokį dalyką, kad tenai, kai rodai posūkius, dega iš esmės viena lemputė indikuoja, kad įjungti tiesiog posūkiai. Ar į kairę, ar į dešinę, nu čia jau pats turi suprast, bet tavo mašina pasako, kad tiesiog yra posūkis įjungtas. Ir aš galvoju, kad čia yra senų mašinų dalykas. Pasirodo, šita Minikė lygiai yra tas pats. Va čia yra lemputė, kuri rodo tiesiog, kad yra įjungtas posūkis ir viskas. Aš aišku dabar už save suklaidinau bičą, bet šita mašina turi klevo lapuką ant galo, tai jis tiesiog galvos, kad aš tiesiog užmiršau, kur mano mokykla yra. Bet nieks nepaneigs fakto, kad šitie Cooperiai yra žiauriai cute. Ir kas man labai patinka, šitas salono dizainas yra taip padarytas, kad kai tu sėdi jame, tau atrodo, kad mašina yra didelė. Nes stiklas yra išlenktas ir susidaro tokia vizualinė apgaulė, kad mašinos kabina yra didelė ir mašina yra didelė. Kai iš tikrųjų taip nėra. Bet čia labai cool dalykas, nes aš važinėjau su tokiu 2017 metų, man atrodo, ir ten lygiai tas pats efektas. Tu sėdi jame ir tu atrodo, kad tu važinėji su, nu, didesnė mašina, negu actually yra. Ir aš nemanau, kad tas persiduoda jums į kamerą, bet kas yra važinėjęs su tokiais Cooperiais, jie puikiai supranta, apie ką aš kalbu. Ir vienas iš dalykų, kas mane visada labai erzina su tokiom mažutėm mašinytėm, kad žmonės galvoja, kad jos yra mažas mašinytės, maži varikliukai, tai vadinasi bus ekonomiškos. Ne, mažam benzino varikliukui
reikia žymiai daugiau energijos ir resursų sugeneruoti greitį, kuriuo tu nori kruizinti, ko pasiekoje jisai naudos daugiau kuro, kad pasiektų optimalų greitį, kuriuo tu kruizini. Ir jeigu tu, kaip aš važinėjau dabar tiesiog mieste, jisai valgys kokių 11-12 litrų benzino, nes jisai ekonomiškas yra trasoje. Jeigu tu važiuoji 90 ir visiškai nebūni mieste, jo jisai ekonomiškas. Bet dasigazuoti iki to 90 jam reikės žymiai daugiau resurso, negu reikės kokiam, nežinau, 2 litrų ar tą pačių 3 litrų benzino varikliui. Ir dėl to yra labai, tiesiog juokinga, kai žmonės įdeda tokius pardavimus ir rašo labai ekonomiškas miesto automobiliukas. Blemba, įveikite autodata.net, įsiveskit šitos metus, šitą mašiną arba tiesiog bet kokią, kurią žiūrit, ir pažiūrėkit, ką oficialūs duomenys trečių šalių rodo apie tas mašinas. Ir labai nustebsit, nes jos nichuja nėra ekonomiškos. Blemba, šiaip pats važiavimas labai primena antrą Golfą. Bet turbūt dėl to, nes tiesiog yra jisai mažutis, toks judrus labai, fainas. Ir šitas varikliukas taip pat labai mėgsta kelti apsukas. Tik tai dabar, aišku, toks lietus, aš neįsivaizduoju, kokios čia yra padangos, čia yra priekis varomas. Tai aš biški bijau, kad kai aš suksiu vairą, mašina nenorės sukti vairą. Dėl to aš labai nesigazuoju, bet aš manau sausą dieną so yra žiauri fun. Nesvarbu, kad jisai neturi daug arklio galių, bet jis yra mažas, lengvas ir smagus automobiliukas. Ir pasiėmiau Lexusą iš suvedimo. Ir pagal šitą popierio matosi, kad tikrai tas šarnyras, kurį mes pakeitėm, buvo kitokios formos, nes ant tiek smarkiai nusigribavo. Bet yra dar viena problema. Pabandysiu padaryti tą garsą. Kaip specialiai dabar nesigirdi, bet žiauriai cypia diskas, baisiai cypia. Kažkas liečia diską, gali būti, kad tiesiog stabdžių disko apsauga užsilenkia ir žiauriai liečia diską. Ir kaip specialiai dabar neliečia, bet kai važiuoji, eina žmonės per perį ir tokie, what the fuck? Ir aš toks, aš tylus dėl išmetimo, bet... Galva čia ir liečia. Tokios čia. Kažkaip tikėjausi, kad bus joptvaimat kaip nubrozdinta. Nes šitaip važiavau gal kokius 10-15 km. Bet kaip ir nieko. Tai man toks biški blembar tikrai gerai padariau. Čia pagal mane gražu. Sakyčiau, kad išeiginės kelnes ir biški gaila sudėvėt, bet jau labai seniai aš nebeturiu išeiginių kelnių. Pas mane visos tapo garažinės kelnes. Čia tikrai gražu. Čia net nepažeistas jisai. O tai pusė akivaizdžiai matęs, kad pažeistas. Atsiprašau. Blemba, tada, kai jum bandžiau parodyti, buvo biški cypimo. Tokio labai nedidelio. Dabar aš ir jo negirdžiu. Dabar tik girdžiu, kaip mano dugno apsauga absoliučiai viską liečia. Tai gal ir gerai. Paskutinį kartą patikrinkit. Žodžiu, parašykit komentaruose cypia ar ne. Aš tikrai pamatysiu iš karto. O dabar ačiū ir palieku jūsų šmaikštuku. Kaip visada. Čiau, myliu.